Gerai, labas vakaras. Šiandien su žiūrovais, su jumis sveikinuosi aš, Dalius Kurlinkas. Aš esu medicinos psichologas, psichoterapeutas, taip pat ir poduklinių studijų psichoterapeutams dėstytojas. Ir šiandien noriu pakviesti ir pakalbėti tokią labai tema, kuri, manau, yra ganėtinai ir universali, ir svarbi, ir tuo pačiu reikalaujanti tam tikrų specifinių žinių, jeigu kaip specialistams dirbantiems su šia tema ir šiuo aspektu, ir netgi mums patiems, jeigu tą patiriam. Čia noriu pakalbėti apie gėdą ir ypač apie lėtinę gėdą, ar ne, kuom tai susiję, kuom tai skiriasi ir kodėl nusprendžiau šią temą kalbėti, nors atrodo apskritai apie emocijas, ar ne, yra nemažai kalbama, bet sakyčiau, gėda vis dar viena tų emocijų, kur daug tokios nesutarimo yra, ne tik kad tarp šiaip žmonių tarpe, bet ir tam tikri specialistai, ar ne, skirtingi klausimynai vertinantis gėdą, o to labiau lėtinę gėdą, irgi kartais yra tokio matomo, nesakyčiau, kad susiskaidimo, bet truputį skirtingų aspektų akcentavimas. Tai trumpam šiandien noriu pasidalinti apie šį reiškinį. Kom svarbu yra svarbu tiek ir praktiniam, pavyzdžiui, mano darbe, nes tikrai nemažai klientų yra, kurie patiria lėtinę gėdą. Netgi jeigu pradžioj pradedame dirbti visai kitais dalykais, tarkim kažkokiu tai nerimu, neretai po to darbo eigoje daugiau ar mažiau mes paliečiame ir gėdos emociją, ir tame tarpe neretai tenka pastebėti ir lėtinę gėdą, kuri tikrai dažnas palydovas yra, kaip atskleisiu vėliau, ir daugeliu tiek psichosveikatos iššūkių, ar ne, ką įvardinam kartais ir kaip su trikimais. Ir taip pat jinai yra tokia palydovė daug visokių iššūkių, dėl ko žmonės kreipiasi į psichoterapeutus. Ir taip pat kartu yra dažnai ir tokia viena iš priežasčių, kuri prisideda prie vairių iššūkių, dėl ko kreipiasi žmonės į psichoterapeutus. Tai kas dabar ta gėda yra, kaip ją galime suprasti ar ne, ir kadangi, kaip ir sakau, ją verta suprasti, tyrinėti, nes aktualumas tikrai didžiulis yra, tikrai žmonės ar tiesiogiai dėl to kreipiasi, arba šalia tai vyksta dėl priežasčių, kurio kreipiasi, ir tikrai to matau tokį aktualumą. Jeigu taip žiūrint į gėdą kaip emociją, jinai yra tokia priskiriama prie tokių labiau kompleksiškų emocijų, jinai nėra bazinė arba prigimtinė tokia emocija, jinai dažnai truputį tokia socializuota emocija, jeigu galim tai pavardinti, žmogaus gyvenimo etape kiek vėliau atsiranda, paprastai tarp 2-3 metų, ar ne, nors dabar irgi naujesni tyrimai ginčiasi, kad kažko tokio kaip užuominas gal ir anksčiau galim pamatyti, bet dažnai, pavyzdžiui, tik gimę kūdikiai dažniausiai neturi gėdos, nepatiria tokios kaip emocijos. Tai jinai kiek jau vėliau atsiranda, yra dažnai kompleksinė, ar ne, ir ta gėda, jeigu žiūrėsim kaip emocija, ar ne, tai tokia emocija, kuri skatina patį žmogų matyti ar save suvokti kaip ydingą, defektyvų, nepriimtiną, ar ne. Ir gėda yra tokia labiau apie buvimą. Čia vienas iš dalykų, kuo skiriasi nuo kaltės, nes kaltė yra labiau apie darymą, kad kažkokį veiksmą žmogus padarė, dažniausiai jaučiasi kaltas, ar kad kažkokias pasekmes sukėlė dėl savo veiksmų. O gėda irgi gali būti susijusi su veiksmais, bet labiau jaučiasi, kad pats žmogus ydingas yra, kad jis iš principo darė tokius veiksmus, arba kad kažkas labai ydingo, nepriimtino pas tą žmogų yra, ir taip toliau. Čia kalbame apie gėdą. Tai gėda dažnai kyla, kuomet asmuo suduria su tokia suvokama rizika būti pasmerktam, išjuoktam arba atstumtam žmonių, kurie jam rūpi, ar kurių nuomonė tam žmogui rūpi, dėl tam tikros savo savybės, veiksmo ar išgyvenimo. Taip pat kylant prisiminimam, pavyzdžiui, žmonės irgi gali patirti gėdą, tai čia toks tiesioginis patyrimas, kai galvoja, kad bus išjuoktas arba kad kažką pasakė, ar ne. Dauguma žmonių dažnai patiria gėdą, kai viešai kažką sako ir jaučia, kad kažką ne to tarsi pasakė, ne taip pasakė, ar ne, arba kad jiems patinka tam tikri dalykai, ar kad kažkaip ne taip kalba, ne taip atrodo, gali jausti gėdą ir taip toliau. Ne?
Arba taip pat gėda gali kilti, kuomet prisimena kažką, kur ar ne, praeityje prisimenam, kad pasižymėjo žmogus kažkokią, kad pats žmogus prisimena, kad jis pasižymėjo tam tikrą savybę, atliko tam tikrą veiksmą ar patyrė tam tikrą išgyvenimą, kurie yra suvokiami kaip blogi, nepriimtini ar atspindi asmens tokį suvokiamą defektyvumą. Tai dabar dėl ko apskritai ta gėda tokia kaip visą netgi transliaciją ir seminarą paskirti, manau, verta, nes netgi gėda kaip emocija yra viena tokių sunkiausių. Pavyzdžiui, dauguma žmonių gėdą patiria kaip vieną tokių stipriausių, sunkiausių emocijų ir dažnai ta gėda dėl savo tokio sunkumo ar ne sunkumo, netgi tokia skausminga, kaip skausminga gali patirti gėdą žmonės. Dažnai ta gėda skatina norą tokį pasislėpti, atsitraukti, užsisklęsti. Netgi jeigu labai jau stipri gėda, gali netgi skatinti tokį norą tarsi išnykti. Dažnai žmonės nori išnykti, nebeegzistuoti, jeigu jau labai tokia stipri gėda. Ir netgi gėda dažnai gali skatinti gynybiškumą, kadangi tokia sunkia emocija, žmonės nori dažnai gintis visokiais būdais, kaip vengti, atsitraukti nuo tos gėdos, jos nejausti, nepatirti. Kartais eina į tokį gynybiškumą įvairiais būdais iš tos gėdos. Ir taip pat kartais netgi tam tikrom aplinkybėm gėda gali paskatinti netgi ir tokį agresiją, puolimą. Ypač tam tikrom asmenybėm, kas būdinga, dar vėliau apie tai pakalbėsiu, tai tokia tikrai daugumo žmonių sunki emocija. Ir beveik visi žmonės yra, bet jau didžioji dauguma yra bent kartą gyvenime jautę gėdą, patyrę tą tokią sunkią emociją, kai jauties kažkoks prastas, defektyvus, toks iš principo galbūt nepriimtinas arba kažkaip labai apsijuokęs, apsikvailinęs ir nori tiesiog pasitraukti, pasišalinti arba viso to nejaus. Ar ne, fiziologiškai įvairiai gėda gali jaustis, bet dažnai būna, kad iškaista, kaista žandai, būna taip pat fiziologiškai norisi akis į žemę nuleisti, tiesiog taip sunykti, užsisklęsti, susimažinti. Ir dabar gėda, ar ne, nepaisant jos tokio sunkumo ir tokios sunkios emocijos, jinai gali būti netgi ir funkcinė. Dabar čia irgi toks išsiskiria požiūrio taškai, ar ne, vieni specialistai ir mokslininkai sako, kad gėda apskritai toks yra iš žmogaus evoliucijos toks kaip šalutinis produktas, kuris toks gal iš principo nelabai funkciškas gali būti. Kiti mokslininkai žiūri, ir pavyzdžiui, kai kuriuose netgi terapijos paradigmose, kaip radikaliai atviros dialektinės elgesio terapijose, į gėdą žiūri kaip netgi į tokį reiškinį, kuris iki tam tikro lygio, kaip ir visos kitos emocijos, gali būti funkcinė, ar ne? Tokia netgi yra terminas, sveika gėda, toksai kai kur sutinkamas, tai sveika gėda yra tokia gėda, ar ne, kuri taip, jos funkcija yra, kad ir nauda gali būti, kad žmogus paskatina truputį stabtelti ir permastyti tam tikrus savo asmenybės bruožus, savybės, ar ne, ir pažiūrėti, kaip jų galbūt pasireiškimą galim moduliuoti. Čia viena iš tokių sveikų gėdos funkcijų ir tada tam tikrų veiksmų, ar ne, šiek tiek skatina nesiimti, arba gali būti, kad skatina tam tikras ir vertybės labiau siekti arba vengti tam tikrų patirčių, kurios gali būti ir kenksmingos žmogui, ar ne, ir šiek tiek gali apsaugoti. Dabar problema yra, kad netgi jeigu mes laikomės ir tokio požiūrio į gėdą, gėda yra viena iš tų emocijų, kurios labai sunkios, labai viską apimančios, tokios labai stipri ta emocija. Ir negana to ir ne, to stiprumo, jinai iš visų emocijų tokių greičiausiai gali tapti disfunkcišku. Negi tie specialistai, autoriai ir ne moduliai, kurių požiūrio taškas yra, kad gėda gali būti ir netgi sveika iki tam tikro lygio, netgi ir jie pripažįsta, kad iš visų emocijų gėda gali greičiausiai tapti disfunkciška. O ką reiškia disfunkciška? Kad jau pradeda netgi kenkti žmogui arba pradeda riboti jo funkcionavimą, apsunkina ir netgi tos pirminės tokios ar ne funkcijos, kuri, viena iš funkcijų manoma, kur paskatina tokia savirefleksija, pergalvot tam tikras savo savybės, jų pasireiškimą ir taip toliau, skatina į tokį jau pereit saviplaką, neapykantą savo netgi, ar ne, kai jau labai tokia disfunkciška gėda, norą visiškai izoliuotis, atsitraukti ir vengti tam tikrų
patirčių arba pereiti netgi įvairias tokias gynybas. Ir gėda gali tapti ar ne netgi lėtinė. Vėliau dar atskleisiu kokiom aplinkybėm, ar ne, daugiau akcentų ir duosiu į tą lėtinę gėdą. Tai yra netgi ar ne tokia įprasta, normali, natūrali gėda, kai kurių autorių požiūrį netgi funkcinė arba sveika gėda gali būti, tada netgi tokia disfunkcinė gėda ir netgi gali būti jau lėtinė tokia gėda perėti. Dabar nuo įprastos gėdos patyrimo ar ne, lėtinė gėda skiriasi daugiausiai tom, kad yra ne tik epizodiškai, ne tik kažkokiais momentais, kur pasireiškia mūsų tam tikros savybės, kurias laikom nepriimtinom arba kur nenorim, kad kiti žmonės pamatytų ir taip toliau, ar ne. Tai lėtinė gėda jau jinai ne tiek kažkokiose pavienėse ar konkrečiose situacijose ar kažkokiam specifiniam kontekste reiškiasi, bet tampa netgi tokia, kaip sakant, jau ne kaip pavienė emocija, bet tarsi integruota į savastį, tarsi nuolat tokiam, tik tai skiriasi, aišku, tam tikros situacijos gali dar labiau suaktyvėti, bet jinai tarsi nuolat fone lydima yra. Nuolat fone žmogus jaučiasi gėda didesnė ar mažesnė, arba nuolat jaučia riziką, kad patirs gėdą ir labai bijo patirti gėdą. Ir šalia to tampa tokia kaip savasties dalis, ar ne, ir šalia to skatina tokį gilų bevertiškumo, nepakankamumo, defektyvumo patyrimą, itin neigiamą savęs vertinimą, o savęs kaip iš esmės jau tokio defektyvaus ir nepriimtino matymą. Ir taip pat gali skatinti, ar ne, perteklinai kliautis ir dažnai užstrigti, ar ne, šį gėdos jausmą bandančiose maskuotis įvairios įveikos strategijos. Tai tokia lėtinė gėda gali skatinti tokį visą apimantį vengimą. Žmogus visko vengia, kur bent kiek gali pasirodyti kažkoks neįprastas, ydingas, arba bent kur yra menkiausia galimybė, kad kažkas sukritikuos arba pasišaipys. Kartais netgi lėtinė gėda gali, tokia gili lėtinė gėda tiek giliai būti, kad žmogų pereina į neigimą tokį gilų, kad viską netgi neigia, nors labai gėdą jaučia, bet neigia tą gėdą ir po to šalia to yra gynybiškumas ir netgi, pavyzdžiui, nes lėtinė gėda dažnai yra tokia viena iš centrinių dalių, kas sudaro narcistinę asmenybės sutrikimą, gali tokią hiperkompensaciją skatinti grandioziškumą, kur yra tiek bijoma, jinai tokia nuolat giliai eina, toks gilus bazinis defektyvumo jausmas, gilus toksai nepakankamumo, gilus toksai gilus gėdos jausmas, kurį tiek sunku žmogų jaus, kad jisai bet kokią kainą tada susidaro tokį ar ne kaip imidžą, paveikslą, visokį tokį kaip gynybų sieną, kur yra grandioziškumas statomas, kur kad tik nepajust gėdos, nuolat rodyti savo pranašumą arba kitus menkinti, arba save aukštinti ir įvairiais būdais gintis nuo to. Ir panašios įvairios tokios strategijos. Ir šios pastangos maskuoti tą gėdą, vengti jos ar taip toliau, paradoksaliai dar labiau ją gilina, augina į tvirtį. Tai mes kalbėsime ir šiandien taip labiau apie tai ir seminaro metu dar giliau paliesime, ar ne. Bet kaip atsiranda, kaip ta iš tokios įprastos ir net, tarkim, netgi sveikos gėdos, jeigu tam tikrų autorių žiūrėsim, čia jeigu žiūrima ir ne, Tomas Linčas tokį labiau požiūrį laikosi, radikaliai atviros dialektinės elgesio terapijos vienas iš autorių, netgi jeigu žiūrėsim apie tą tokią sveiką gėdą ir taip toliau, ar ne, kaip vis tik pereina į tą lėtinę, tokia visą apimančią integruotą, kur nuolat žmogus gilų defektyvumą, nepakankamumą, ar ne, savivertę pažeistą jaučia ir taip toliau. Tai yra daug kelių, daug kur ateinama į tą gėdą. Paminėsiu keletą jų ir po to dar pasidalinsiu, kokie veiksniai nulėmė, kad vieniems žmonėms lengviau, pavyzdžiui, atsiranda ta lėtinė gėda, o kitiems sunkiau arba netgi ir neišsivystų. Tai lėtinė gėda iš tikrųjų, čia vienas iš tų vietų, kur labai didelį svorį iš tikrųjų ankstyvosios mūsų patirtis turi, ankstyvosios vaikystės patirtis yra, tai lėtinė gėda dažniausiai gali kai kuriom aplinkybėm ir vėliau atsiras, bet paprastai lėtinė gėda, jinai jau labai anksti, ankstyvosios vaikystės ar ne ankstyvųjų mūsų patirčių tokiam eigoje formuojasi. Vienas tokių labai, kas prisideda prie
tokios lėtinės gėdos, tai pavyzdžiui, labai didelis kritikavimas ir atstumimas iš tėvų, ypač pradžioje iš tėvų, paskui iš kitų reikšmingų asmenų, nors vėl tikrai ne viską vien tėvai nulėmė, bet, pavyzdžiui, kuomet vaikas nuolat girdi